pačiam gavai daug laiko pasireikšti, tikriausiai malonu, kai trenerius tai pasidėjai. Taip, malonu, tai vis tiek yra aukštas lygis ir visai kitokios jau rungtynės. Gerai, kad treneris pasitikė, duoda žaidimui laiko, bet vis tiek reikia priprast prie žaidėjo pozicijos, nes nelabai žaidėsi žaidėjo poziciją. Ir dabar reikia priprast prie derinių, prie tos, kaip sakant, prie tos komandos kaip ir pozicijai. Bet stengiuosi treniruotis, dirbu. Žiūrėsim, kaip toliau čia bus. Kas lėmė pergalę? Kaip? Kas lėmė pergalę? Manau, visi buvo labai susirūpę, užsivedę, vis tiek norėjo rodyti Chimki. Jeigu būtume finale su Chimkiais, gal būtume laimėję Europos taurę. Visi buvo užsivedę, vis tiek žinom, pas Chimkiais biudžetas, kokie ten žaidėjai, kad nesvarbu, kad jie net važiavo be Planinčiaus ar Lončaro, vis tiek ant aikštelės 10 milijonų vos nelaksta, tai mes tokią motivaciją ėjom ir vis tiek prieš tai Steponas Artūras vis tiek norėjo irgi rodyti Rimui Kurtinaičiui, vis tiek buvęs treneris, kad dar vis tiek turi parako. Ir manau, viskas buvo gerai, šiandien subalansuota, kamuolys labai gerai vaikščiojo, įmetėm tritaškių, Renaldas pataikė tritaškius tos, kurios Europos taurėje prametė. Ir manau, tas ir lėmė gerą gynybą ir puolimas. O Varžovai patyrė šiandien? Nebuvo jokių staigmenų, aišku, kad nebuvo tik jų dviejų žaidėjų ir tiek daugiau, tai jie žaidė tą patį krepšinį, manau, kaip visą laiką žaidė. Tiesiog manau, šiandien mes buvom geresni ir mes nusipelnėm labiau tas perėjimas. Žaidė tiek iš žaidėjo pozicijų, tiek apie Plančių gynėjo. Pozicija jums linkėjimų irgi perdok. Gerai. Sakyk, pakeisti Sikevičių ir viskas. Ne, skiriasi. Sakyk, kaip visada tas tvirtas. Skiriasi vis tiek, tas žaidėjo ir gynėjo pozicija skiriasi vis tiek. Mano labiau gal yra pozicija gynėjas, tas atakuojantis toks, bet aš susitaikau su visom pozicijom, kurias treneris duoda, svarbu žaisti aikštelę, nematau nieko blogo, kad duoda žaidėjo poziciją man žaisti. Aš visai patogiai ir maloniai jaučiuosi, tik reikia vis tiek biškį dar laiko priprast prie komandos, priprast prie tų derinių, biškį išmokti, iš kokio derinių tu gali daugiau tų taškų pasidaryti, ar ten daugiau kur nors ten kamuolį nupasuoti ir panašiai. Šiaip tai nedarau bėdos ir esu patenkintas, kad duoda žaisti, nesvarbu, bet kurioje pozicijoje stengiuosi atiduoti 100%.